Sausio 13 dieną Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmuose įvyko susitikimas su Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos prezidentu Anatolij Kinach. Ši data turi aiškią prasmę. Lietuvoje minime Laisvės gynėjų dieną, o Ukraina šiandien kasdien gina savo laisvę. Todėl pokalbis buvo apie realybę, atsparumą ir sprendimus. Renginį organizavome kartu su Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga, o susitikimą pradėjo rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius, iškeldamas klausimus, kurie verslui svarbus čia ir dabar. Kokia situacija Ukrainoje, kokia karinė padėtis, kaip laikosi ekonomika ir ką reiškia gynybos pramonė šalies pajėgumams. Anatolij Kinach pabrėžė Lietuvos palaikymą Ukrainai ir akcentavo, kad nuo pirmųjų karo dienų Ukrainoje buvo sukurta antikrizinė ekonominio atsparumo būstinė, jungianti valstybės ir verslo veiksmus. Nuskambėjo ir konkretūs skaičiai. Pasak jo, 43% Ukrainos išlaidų finansuojama iš vietinių šaltinių, o 57% reikalinga išorinė parama. Ukrainos skola, jo teigimu, nuo karo pradžios išaugo nuo 93 milijardo JAV dolerių iki 191 milijardo JAV dolerių. Aptarta ir demografinė situacija. Apie 8 milijonus Ukrainos piliečių yra pabėgę užsienyje, o Ukrainoje šiuo metu gyvena apie 28-29 milijonų žmonių, kai karo pradžioje buvo apie 40 milijonų. Tai daro tiesioginį poveikį darbo rinkai ir ekonomikos stabilumui. Energetikos temoje Kinach paminėjo, kad Ukrainoje yra 15 atominių elektrinių blokų, tačiau 6 blokai yra okupuotoje teritorijoje, įskaitant Zaporižės atominę elektrinę. Kalbėti ir apie logistikos pokyčius. Iki karo pagrindinė eksporto srautai ėjo per uostus, šiandien tiekimo grandinės persitvarkiusios. Svarbi susitikimo dalis buvo skirta atsigavimo krypčiai. Anatolij Kinach pristatė, kad rengiama Ukrainos atstatymo po karo padarinių strategija. Veikia atstatymo taryba, kuri ruošia privačius investicinius projektus, taip pat ir tarptautiniams partneriams energetikos, transporto ir kitose srityse. Jis paminėjo informacinę platformą šiems projektams ir kvietė Lietuvos verslą įsitraukti. Taip pat akcentuota, kad Ukrainoje sparčiai vystomi industriniai parkai. Klausimų dalyje dalyviai kėlė praktiškas temas – korupcijos situaciją, IT sektoriaus potencialą, darbo jėgos klausimus, įdarbinimo kryptis ir logistiką. Šio susitikimo esmė paprasta. Ukraina ieško strateginių partnerių ir konkrečių projektų, o Lietuvos verslui atsiveria realios bendradarbiavimo kryptis. Jei svarstote partnerystę Ukrainoje, rūmai gali padėti susiorientuoti, atsirinkti sritis ir sujungti su tinkamais kontaktais. Susitikimo metu rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius įteikė Anatolijui Kinach Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų padėkos ženklą. Rūmų taryba šį sprendimą priėmė vienbalsiai, įvertindama jo jau daugiau nei 10 metį trunkantį indėlį gerinant Ukrainos ir Lietuvos verslo santykius, pritraukiant investicijas ir įgyvendinant bendrus projektus.